O kai išpjausiu to varžtą, bus galima kilimą išsemti. Nes, aš norėčiau gan išseivint tą kilimą. Išseivint šiaip kiek įmanoma daugiau. Aišku, salonas keisis, bet kilimas, jis jo supelyjas, biškai pelių apgraužtas, bet, jis nėra kritinės būklės. Tai jeigu kilimą pavyks išsaugoti, aš būsiu kinda happy. Ir šiaip, kadangi jau kilimą reikim, tai visus plastikus aplinkui išmam, kadangi plastikus išmam, tai yra proga juos ir išvalyti, išplauti ir visą kitą. Tai, nežinau, tokia lengva meditacija. Ar dar vienas dalykas. Radau 2 sudegusius saugiklius ir pradėjau žiūrėti, ką tie saugikliai daro, nes neveikia lempa, neveikia stopai ir, šiaip 2 sugedę saugikliai, tai nei vienas, nei kitas nėra atsakingas už lempas. Tai, žino, tai bus mistika. Nes aš iš simbolių nelabai suprantu, ką jie daro, bet pakeisim saugiklius ir žiūrėsim. Gal trauka atsiras. Nes vienas iš saugiklių yra ABS saugiklis, bet ABS lemputė nedega. Nes esu girdėjęs, kad būtent dėl to, kad ABS problemos, būtent va šitom fronteram yra tas, kad gali tada įsijungti safe režimas ir turbo tada neveikia. Bet kitas dalykas yra, čia yra fiškė, kuri eina iš pagrindinio purkštuko, kuris iš esmės atsakingas už visus kitus purkštukus, ir jinai buvo atjungta. Ir aš ją atjungiu, mašinos darbas visiškai nepasikeičia. To aš įtariu, kad jisai kaltas, ko pasiekoje, kadangi jis nemato domenų, įsijungia safe režimas, nebeveikia turbina, mašina netraukia, dingsta antifrizas, nėra susiję, bet, žinai, gal viešpats padės man atsakyti šitą klausimą.